Taigi, sveiki gerbėmieji ponios ir ponai. Su jumis ir vėl aš, Mindaugas Montvilas, ir aš sveikinu jūs jau eilinėme 46-ame pramoginio apokaliptinio infošou pabaiga jau arti epizode. Tradicinis perspėjimas, viskas, ką išgirsite šioje laidoje, gali kelti grėsmę ir tikriausiai kels grėsmę tolimesniam liberaliosios demokratijos egzistavimui. Jūs buvote perspėti. Ir taipogi sveikinu visus su naujaisiais 2025 metais ir šiais metais tikrai bus dar daugiau pabaigos apraiškų, nors, tikėkime, jau ta visiška pabaiga neateis ir dėl to aš bandau dabar jau perkvalifikuoti šitą infošou į permanentinės pabaigos infošou. Ir šie 2025 metai Jungtinėse valstijose prasidėjo nuo terorizmo. Tikriausiai tokia karščiausia būtų tema, kiek primiršta kaip vidinė problema pastaraisiais metais, tačiau niekur nedingusi. Ir taipogi karšta politinė tema jinai yra dėl to, kad nueinant tik Joe Bideno administracija visokiais būdais stengiasi įteikti visuomeniai ir dažniausiai, kaip ir daugelį dalykų, ką darė dabartinė nueinanti administracija, nepagristai tvirtindama, kad pagrindinė grėsmė kyla iš tų baltųjų suprematistų, baltųjų terorizmas, čia radikalizmas, suprask, tie Trumpo rėmėjai, čia visiems grasina ne kokie nors islamistai ar dar kažkokiu kitokiu ideologinių pakraipų teroristai. Tai šita diskusija vėl bus atgaivinta, vėl atgės ir kaip visi turbūt girdėjote, įvyko naujųjų pirmąją metų dieną 2 kelių valandų skirtumų incidentai Jungtinėse valstijose, tarp kurių daugelis iš karto pamatė daug paralelių, kurios kaip ir tikros ir iš karto, aišku, tai yra labai gera dirba visoms sąmokslo teorijoms ir šituo atveju tikrai negalima ginčytis, sąmokslo teorijų galima išvesti įvairių. Tai pirmas incidentas buvo, kai vienas asmuo su išsinuomotu traku įsirėžė į minią New Orleans mieste Luizianos valstijoje, nužudė 14 žmonių ir tas asmuo vėliau paaiškėjo buvo JAV karinių pajėgų veteranas, jau atsargoje ir žmogus su arabišku vardu, nors gimęs užaugęs Jungtinėse valstijose ir žmogus, pagal visus požymius paveiktas islamistinės ideologijos, turėjo su savimi trakę ISIS vėliavą ir prieš pat teroro aktą paustino visokius islamistinius grasinimus ir už kelių valandų Las Vegase, Nevados valstijoje prie Trumpo viešbučio susprogo Tesla Cybertruckas, kaip vėliau paaiškėjo išsinuomotas per tą pačią platformą kaip ir truckas, su kuriuo įvykdytas teroro aktas New Orleans mieste. Ir tas Tesla Cybertruckas buvo viduje, žuvo tik tai vienas asmuo, pats tas vykdytojas panašu į tai, ir jis žuvo netgi ne nuo sprogimo, bet nusišovė prieš pat vykdymą sprogimą. Bet apie tas detalės biškai vėliau, nes tos detalės, begaliniai keistos. Ir taipogi tas asmuo net nebuvęs, o vis dar esantis aktyviai pareigose JAV armijos karininkas, žalioji beretė, Green Beret, tai elitinis specialiųjų pareigų karininkas. Pastaruoju metu jis buvo dislokuotas Vokietijoje, buvo grįžęs namo į Kolorado valstiją atostogų ir per atostogas įvykdė tokį dalyką. Ir čia, aišku, visi iškart susiejo tos dalykus. Abu Jungtinių valstijų karinių pajėgų nariai, abu išsinuomavo trakus per tą pačią platformą, Turo, čia, žinote, platforma tai platforma. Bet kitas dalykas, ką iškart visi suvedė, ir čia iš karto iš to
pradėjo išvedinėti daug sąmokslo teorijų, kad abu vienu panašiu metu abu yra buvę ir Afganistane, tarnavę ir kariavę, ir panašiu metu abu yra buvę dislokuoti Fort Bragg bazėje Šiaurės Karolinoje. Na, tai tiesą pasakius, taip jau, jeigu visiškai tiksliai, tai ta Fort Bragg bazė nebesivadina Fort Bragg, jinai ten vadina Fort Liberty, nes tas karininkas Braxtonas Braggas, pagal kurio vardą pavadinta jinai, buvo iki to, kol atėjo vaukizmas, tai buvo konfederatų karininkas, bet čia nesvarbi detalė. Svarbi detalė, kad tai yra didelė ir pakankamai svarbi JAV karinių pajėgų bazė Šiaurės Karolinoje. Ir iš karto pasipylė, žinoma, dėl to vėlgi sąmokslo teorijos, žiūrėkit, abu yra Fort Bragge buvę, abu yra Afganistane buvę, abu tą pačią dieną sugalvojo. Ir dar, aišku, pasipylė papildoma sąmokslo teorija, kurią vėlgi pasidalino ir tas pats Elonas Muskas, kad neva tam Fort Bragge dažnai lankydavosi ir toks žmogus, kuris buvo prieš kelis mėnesius apkaltintas, bet sulaikytas bandydamas nužudyti Donaldą Trumpą, toksai Ryanas Rufas, aš pasakojau. Ir šitą sąmokslo teoriją iš tikrųjų sunku ją patvirtinti ar paneigti, iš tikrųjų daug informacijos nėra, ar tikrai Ryanas Rufas yra dažnai lankęsis tame Fort Bragge buvusiam dabar Fort Liberty. Nors tas Ryanas Rufas taip, jis irgi buvo iš Šiaurės Karolinos ir aišku visi tada prideda tai, kad Fort Bragge yra dislokuota ar JAV karinių pajėgų ten PSYOPsų specialiosios pareigos, ir iš to jau, suprantate, išplaukia gausybė sąmokslo teorijų ir čia tikrai derlinga dirva joms tarpti. Iš kitos pusės ir čia reiktų kažkiek išsiplėsti ir tas prikergimas to trečiojo Ryano Rufo čia yra, aš tai būčiau skeptiškas tuo, bet paaiškės gal vėliau, gal bus kažkas paviešinta. Bet, žinant, kad per tą Fort Bragge buvusi Fort Liberty prasisuka, tikrai daug žmonių, kol kas nėra jokių duomenų, nenustatė Teisėsauga, kad būtų tie, abu ar New Orleano, ar Las Vegaso tie teroro aktų vykdytojai, pavadinkime jos taip, nors dar ten irgi ginčiamasi, ar tai abu atvejai kvalifikuojasi kaip teroro aktai, bet pavadinkime abu šitie abiejų sausio 1 incidentų dalyviai, ar jie vienas kitą pažinojo, ar priklauso tiem patiems socialiniams tinklams, ta tokia senaja prasme, ar bendravo su tais pačiais žmonėm, tokių faktų nėra nustatyta ir greičiausiai tai sutapimas, nors keistas vis dėlto. Jeigu būtų viskas atskirai kažko, ar datos atskiros, tai būtų galima nurašyti sutapimus, bet kad abu kaip sakant, sutapo tą pačią sausio 1 vykdyti. Sutapimas, aišku, keistas, bet čia keisčiausias dalykas net ne tai. Aišku, reiktų papasakoti kažkiek gal atskirai apie kiekvieną, nes panašumai šito vietoje iš tikrųjų panašu, kad ir baigėsi. Nes tas pirmas New Orleano akto vykdytojas, jis jau buvo neaktyvus ir jis niekad netarnavo kažkokiai koviniai roliai. Jis ten buvo liktai IT pareigose, kol dar buvo aktyviuose karinėse pajėgose. Ir po to žmogus dirbo panašu, kad IT darbą, bandė savo nekilnojamo turto verslą vystyti, jam nesisekė, panašu, kad ir tie darbai pasibaigė, nors jis dirbo gerose kontorose, dirbo ten Ernst & Young, Deloitte, turėjo neblogą karjerą, turėjo algas, rašo, kad bent jau Deloitte jis turėjo bent kokią $120,000 į metus, normalią algą uždirbti ir viską, bet pastaruoju metu ten jam buvo nesėkmingos skyrybos su žmona, gyveno jis jau tokiame nutriušusiame trailerių parke, ten yra nuotraukos, ten aplinkui ožkos ganėsi, kažkas žmogui gyvenime tikrai nepasisekė ir panašu, kad tai galėjo radikalizuoti ir tai galėjo pasukti tą, kaip sakant, žmogų link teroristinių kažkokių tai tikslų. Bet tai čia tas pirmasis ir iš tikrųjų, man atrodo, tas pirmasis, nors jis
teroraktas nusinešė daugiau žmonių gyvybių, aišku, tai tragedija, bet jis yra kažkuo tai mažiau įdomus, nes, na, tai panašu tokia, asmeninė tragedija. Labiau toksai įdomus ir daugiau klausimų kyla dėl to ir tikrai bus daug sąmokslo teorijų ir jau yra ir visokių kontroversiškų naujų faktų paaiškėjo dėl to antrojo teroro akto ir jo vykdytojo. Ir šitas antrojo incidento herojus, pavadinkime jį taip, Matthew Livelsbergeris, 37 metų jau specialiųjų pajėgų, armijos specialiųjų pajėgų veteranas, žalioji beretė, apdovanotas ne vienu apdovanojimu, tikrai gerai vertintas visos karjeros metu ir nusipelnęs karys, dalyvavęs tikrai daugelį kovinių veiksmų ir operacijų Afganistane. Pastaruoju metu dislokuotas Vokietijoje ir dislokuotas padalinėje ir pareigose, kur jis buvo atsakingas už dronų, už autonominių sistemų, ten ir dronų priežiūrą ir integravimą į armijos struktūras ir jų panaudojimą. Ir šitas dalykas yra svarbu, nes prieisime mes iki jo šito tokio laiško, kuris buvo paviešintas. Ir bendrai paėmus žmogus rimtas ir šitoj vietoj šitie visi faktai, kad tai žmogus tikrai buvo praktiškai visą gyvenimą ten nuo 2006 metų praleidęs karinėse pajėgose, žvalgybos prieidavęs duomenų ir visą kitą. Tikrai prideda kredibilumo kažkiek ir aišku, mes prieisime ir prie tų faktų, kurie tą kredibilumą kažkiek išklybina ir iš tikrųjų paliksiu aš turbūt jums spręsti ar rimtai vertinti visus jo teiginius. Turbūt visko rimtai vertinti neišeis, bet taip jau praleisti tai visiškai, kaip čia pasakant, nekreipiant dėmesio irgi neišeis, nes pakankamai skandalingų ten jis yra pateikęs teiginių ir galima aišku viską nurašyti po trauminiam sindromam ir tas tikriausiai bus padaryta, bet tikriausiai bus ir atlikti tam tikri tyrimai. Dėl ko? Dėl to, kad visų pirma, jo, skirtingai negu to pirmojo terorakto metu, Niurlene, jo tas teroraktas, nepanašus visai teroraktą, nes jis kaipo žmogus tikrai, kariavęs ir tikrai kariavęs specialiosiose pajėgose, jis tikrai žmogus buvo susipažinęs su sprogmenimis, jų technologijomis, jų gamyba, jis tikrai turėjo daugiau žinoti ir tas jo Cybertruckas, jis buvo, jame galima sakyti buvo sprogmuo, bet tai buvo kažkoks labai primityvus sprogmuo, kaip iš viešai prieinamų duomenų, tai jis turėjo prisipirkęs ar tai propano balionų ir visokių fejerverkų. Pasakykime taip, nepanašu į tai, ką turėtų kaip po sprogmenį naudoti, žalioji beretė, ar ne? Sutikite su tuo, tai buvo kažkoks tai rudimentinis ant greitųjų surekstas dalykas, kuris taip gali sprogti, bet tai, iš tikrųjų, žmogus su tokiu profiliu tikrai kažką pažangesnio galėjo sukonstruoti, ar ne? Ir kitas dalykas, ir šitoj vietoje, aišku, čia vėl turėsime, negalime praleisti ir Elono Musko, kad tas jos sprogimas jį didžiąją jo dalį sulaikė tas pats Teslos Cybertruckas. Ir čia dideliam Elono Musko džiaugsmui ir dideliam, tos liberaliosios spaudos nedžiaugsmui, nes iš pat pradžių liberalioji spauda po to vykdyto sprogimo pasipylė tos antraštės, kur apskritai, tokios clickbaitinės, kad sprogo Cybertruckas. Ir aišku, žinoma, tiem žmonėms, kurie tik tai skaito antraštės, daugmaž suprask, čia Elono Musko Cybertruckas sproginėja. Ir tas, aišku, akivaizdu, įvarė šiek tiek strioko ir pačiam Elonui Muskui, todėl jis tą istoriją pasigavo ir irgi daug paustino, nors jis bendrai paėmus apie viską daug paustino pastaruoju metu. Bet, iš tikrųjų, sprogo ne Cybertruckas, sprogo tą Cybertruckę
esantis šios sprogstamos medžiagos ir Cybertruckas iš tikrųjų pasirodė gerai, jis iš tikrųjų, kaip ir galima buvo tikėtis, sulaikė didžiąją dalį sprogimo ir tai vėl kelia klausimų, kokie buvo iš tikro motyvai šito sprogdintojo, nes jis, žinot, vėlgi su jo profiliu, su jo supratimu apie sprogmenis, jis turėjo suprast, kad jeigu jo tikslas buvo sukelti kuo didesnį sprogimą, kad padaryti kuo daugiau žalos ir turėti daugiau aukų, jeigu tai vertint kaip teroro aktą, tai Cybertruckas pats tikriausiai blogiausias pasirinkimas iš tų visų vyklų, iš tų visų transporto priemonių, koks jam galėjo papult po ranka. Tai klausimas, ar jis čia tiesiog norėjo atkreipdėmėsi, nes kitas dalykas, kaip irgi visi žinome, pats tas vykdytojas, nors čia vėlgi šito vietoje yra klausimų ir spekulacijų, bet pats tas žmogus, kuris vienintelis žuvo šito akto metu ir buvo tam Cybertruck'e, jis prieš įvykdymą sprogdimą nusišovė. Tai jeigu jis tikrai būtų tikras, kad ten, kaip čia pasakus, drioktels kaip turi būti, jis, kam tas nusišovimas, aišku, čia galima, čia sunku įlysti į galvą ir suprasti, bet jis nusišovė, tas žmogus buvęs Cybertruck'e nusišovė. Tikėtina, kad tai tas ir bus Matthew Liebelsbergeris, bet kaip minėjau, čia prie to prieisime, apie tai dar yra spekulacijų. Ir kitas dalykas, tas skandalingiausia dalis, kad pasirodo prieš kelios dienos jau prieš tą aktą, jis aktyviai bandė prisiskambinti, prisistatyti, pasiekti žiniasklaidos priemonės. Ir kokias tik įmanoma, jis rašinėjo viskam ir kas paviešino tas jo kontaktus, tai buvo toksai podcastas, yra Šono Ryano podcastas, kuris Šonas Ryanas irgi yra buvęs specukas, specialiųjų pajėgų karys, kuris dabar turi savo populiarų podcastą ir su milijonais subscriberių ir ten jis daug nagrinėja temas kaip tik susijusias su visų įvairiais specialiųjų pajėgų veteranais, jų gyvenimo istorijomis, problemomis, ten sėkmėmis, nesėkmėmis, priklausomybės problemomis, ten jų sukurtais verslais ir panašiai, nes tai jam akivaizdžiai artima tema ir akivaizdžiai JAV karinėse pajėgose yra daug žmonių, kurie po tos aktyvios karinės tarnybos sunkiai integruojasi, po visokie potrauminiai stresai ir visokie kitokie dalykai ir tai būtent yra tas podcastas, kuris tam yra skirtas. Ir iš tikrųjų prisikasė prie jo netiesiogiai, bet per kitą tokį irgi pakankamai pusiau tokį jau garsų socialinklų irgi profilį tokio žmogaus vardu Samas Shoemakeris. Tas žmogus Matthew Liebelsbergeris prieš kelias dienas susisiekė su to Samu Shoemakeriu, kuris Shoemakeriu ar kažkaip pavardė, ne taip svarbu. Ir tas Samas Shoemakeris su juo kažkiek susirašinėjo ir jam tas Matthew Liebelsbergeris papasakojo, ką jis ruošiasi daryti. Šitas Samas Shoemakeris, jis nieko iš karto kaip ir nesėmė ir kaip pats paskui pasakė prieš čia vakar pasirodžiusiame Šono Ryano podcast'e, pagalvojo, arba čia bus eilinis psichas, arba čia bus didelė istorija. Ir panašu, kad čia bus didelė istorija ir tad šitoje vietoje reikia prieiti ir pakalbėti apie tą manifestą, ne manifestą, bet vieną laišką, kuris buvo paviešintas tame podcast'e, kurį tas Matthew Liebelsbergeris parašė ir jame tikrai yra skandalingų teiginių ir faktų ir iš to aš nežinau, kokias jūs pasidarysite išvadas, bet paskaitome šitą laišką. Jei nespėsiu nuvykti iki savo sprendimo taško arba iki Meksikos sienos, siunčiu tai dabar. Prašau neskelbti to iki sausio 1 dienos ir iki to laiko išlaikyti mano tapatybę paslaptyje. Pirma, man nėra daromas spaudimas, priešiška įtaka ar kontrolė. Mano pirmasis automobilis buvo 2006 metų juodos spalvos Ford Mustang V6. Tai, ką mes darome su dronais kabutėse, yra gravitacinėmis varomomis
įvažiuojamosiomis sistemomis varomų orlaivių operatyvinis naudojimas, kurį pastaruoju metu rytų pakrantėje vykdo Kinija, bet per visą istoriją labiausiai JAV. Tik mes ir Kinija turime šį pajėgumą. Mūsų OPCENT, operacijų centro šios veiklos vieta langelėje pateikta toliau. Kinija jau daugelį metų jas paleidžia iš Atlanto vandenyno iš povandeninių laivų, tačiau pastaruoju metu ši veikla suaktyvėjo. Kol kas tai yra tik jėgos demonstravimas ir jie tai naudoja panašiai, kaip naudoja oro balioną SIGINT, Signalų Intelligence ir ISR, kurie taip pat yra integruotos ryšių sistemos dalis. Tų balionų bet kurio metu ore yra 10. Tai kas iš to? Yra dėl šių bepiločių greičio ir slaptumo. Jie yra pavojingiausia, kada nors egzistavusi grėsmė nacionaliniam saugumui. Jie iš esmės turi neribotą naudingojo krovinio talpą ir jei norėtų, galėtų jį pasistatyti virš Baltųjų rūmų. Tai yra šachas ir matas. Vyriausybė turi pateikti šio klausimo istoriją visuomeniai, kaip mes juos naudojame ir apginkluojame, kaip juos naudoja Kinija ir kokie yra tolimesni numatomi veiksmai. Kinija yra pasirengusi bet kurią JAV rytų pakrantės vietą. Jau daugiau nei savaitę mane seka, greičiausiai iš Homeland Security ar FBI, ir jie nori, tikriausiai neleis man pervažiuoti į Meksiką, nežino, bet nedrįs man sutrukdyti, nežino, kad esu ginkluotas ir turiu didžiulį FBID. Tai čia išversiu, tai Vehicle Based Improvised Explosive Device, arba kitaip sakant, jis turi automobilinę bombą, kaip vėliau paaiškėjo, jis iš tikrųjų ten turėjo sprogmenį automobilį, tik nelabai sofistikuota, bet čia tiek to. Toliau skaitau laišką, stengiausi išlaikyti labai matomą profilį ir saugojau savo telefoną, o jie neabejotinai skaitmeniniu būdu mane seka. Turiu žinių apie šią programą, taip pat apie karo nusikaltimus, kurius 2019 metais per oro smūgius Nimruzo provincijoje Afganistane nuslėpė administracija, gynybos departamentas, DEA ir CIA. Ir čia pasakoja apie tai, kad jis vykdė koordinaciją tų smūgių, kur buvo smogta daugeliu pastatų ir kurių metu žuvo daug civilių ir kad iš tikrųjų karinės pajėgos vykdė smūgius ir po to, kai pirminės žvalgybos metu buvo pastebėta daugybė civilių gyventojų ir iš tikrųjų pagal visas konvencijas tai turėjo būti iš tikrųjų nutraukti tie smūgiai ir jungtinės tautos tai pavadino karo nusikaltimais, bet administracija, tai čia supras, kai JAF administracija tuos visus dalykus, kaip sakoma, galus į vandenį padarė. Ir tęsiu laišką, dalyvau tame dangstime kartu su US FORA ir DEA agentų, čia vardas uždengtas, taigi nežinojau, ar mano bandymas pagrobti yra susijęs su kuriuo nors iš to. Taip pat dirbau generolo Millerso darbuotojais tuo klausimu, taip pat turiu ir čia iš tikrųjų dalis pavardžių ir žmonių yra redaguota, bet baigiamas tas laiškas turiu apie tai pranešti žiniasklaidai, kad išvengtume pasaulinio karo, nes tai yra abipusio susinaikinimo situacija ir dėl patikrinimo mano LinkedIn yra Matt Berger arba Matthew Livelsberger ir čia dar pateikė savo tarnybos duomenis, kurie tikriausiai bus tikri, bent jau taip sakė tame podcast'e Seano Ryano ir aš nesimsiu čia šito kapstyti. Wow, ane? Daug čia reiktų išpakuoti visko. Pradedant, aišku, nuo tokių, kaip sakant, sultingiausių šitų teiginių. Akivaizdu, kad žmogus nebuvo geros psichologinės būklės pastaruoju metu, tas žmogus, kur rašė laišką. Ir, aišku, po to irgi paaiškėjo, kad vėlgi buvo panaši skyrybų istorija, skiriasi su žmona. Taipogi tom dienom, kai jis jau išsiskyrė ir kelios dienos prieš tą teroraktą, jis pradėjo rašinėti savo buvusiams draugėms, bandydamas, užmegzti iš naujo santykius ar kažkas panašaus, rašydamas apie savo išsinuomotą Cybertrucką, kaip su juo jis važinėja. Čia, aišku, šalutiniai faktai, daug kas pasakys, čia bandymas gal nukreipti dėmesį.
na, velnės čia žino. Aišku, iš tų teiginių tos istorijos apie visokius keistus dronus JAV rytinėje pakrantėje, ypač pastaraisiais mėnesiais, na, labai garsios ir iš tikrųjų žmonėms kyla labai daug klausimų ir valdžia nepateikė jokių įtikinamų atsakymų ir šitoj vietoj jo teiginiai, na, jie, kaip čia pasakant, labai iš tikrųjų į gerą dirvą krenta. Apie tai, kad čia galbūt kažką Kinija turi ir panašiai. Ir čia šitoj vietoj tikrai spekulacijos nesiliaus. Bet aišku, na, sultingiausias iš tų teiginių yra vienas tas žodis ir jis vartoja tokį terminą, kuris daugam pasirodė keistas gravitic propulsion system, nes čia iš karto susiveda į gausybę tų sąmokslo teorijų, kad, na, egzistuoja kažkokios kitos propulsijos sistemos, tiems net pažįstamiems skraidantiems objektams. Ir čia pastaraisiais metais JAV ypač daugybė yra tų visų liudijimų apie keistus skraidančius tos dalykus ir iš tikrųjų yra jau nuo seno tie visi UFO žmonės ir visi spekuliuoja, kad yra kažkokie tai įrenginiai ir propulsijos sistemos, kur paremti mums nežinoma, suprantate, fizika ir, na, antigravitacijos principais, nors jis vėlgi, tas jo terminas nesako antigravitaciniais, jis kažkokį kitą surezgęs terminą. Ir tai jau be abejo, na, grynai science fiction sritis. Na, kaip čia pasakęs, nu, aš čia nebegaliu vėlgi šiais išprotėjusiais laikais tvirtinti taip kategoriškai, bet pagal mums pažįstama fizika, na, negali būti antigravitacinės kažkokios propulsijos, tačiau šiais laikais ypač tie žmonės, kurie žiūri Joe Rogano visus podcastus, ten ateina daug svečių, ten buvo ten ne vienas, kurie tvirtina, kad yra matę, kad JAV valdžia turi perėmusi kažkokių tai ateivių skraidančius objektus ir tyrinėja antigravitacinius kažkokius tai propulsijos principus. Ir čia galima susirasti, jeigu norit, galiu net ir nuorodų į tuos visus podcastus, bet, na, čia yra toks jau pseudomokslas prasideda ir science fictionas ir visa ta UFO teorija. Bet iš tikrųjų, taip istoriškai imant, yra, žinote, buvę, ypač 10 amžiaus pirmoje pusėje, tų iniciatyvų ir bandymų tyrinėti tokius principus, ar įmanoma sukurti kažką tai, kažkokį tai prietaisą, lauką, dar kažką, kuris apsaugotų nuo gravitacijos. Ir čia toksai buvo žmogus, kam įdomu, galite pasiskaityti jo biografiją, pakankamai garbingas, turtingas žmogus, išradėjas, žmogus iš tikrųjų pinigus susikrovęs iš savo statistinių, matematinių, finansinių visokių skaičiavimų, kaip čia pasakant, kaip vertinti akcijų rinkos paternus ir judėjimus, ir tai jis darė dar 20 amžiaus pirmoje pusėje, toksai Rogeris Babsonas, kuris irgi nuspėjo dar tą didžiąją Wall Street'o krizę 29 metais ir iš tikrųjų žmogus garbingas, bet jis turėjo tokį hobį, tokią obsesiją, kad reikia nugalėti gravitaciją ir jis įkūrė netgi tokį jau po antro pasaulinio karo 48 metais Gravity Research Foundation, kur rengė konferencijas ir tos konferencijos pritraukdavo tokių nišinių mokslininkų ir pseudomokslininkų pradžioje, kur bandoma buvo vėlgi sukurti kažkokius antigravitacinius įrenginius ir principus ir teorijas, ir ilgainiui iš tikrųjų tas fondas, tas Anti-Gravity Research Foundation pergyveno tą patį jo įkūrėją ir mecenatą. Ir galiausiai jis kažkiek net surimtėjo ir pradėjo kviesti ir pradėjo tose konferencijose dalyvauti rimtesni mokslininkai, ilgainiui ten buvo ir tokie tikrai garbus ir mokslo šviesuliai kaip Stephenas Hawkingas ar šitas pats seras Rogeris Penrose'as dalyvavo, Nobelio premijos laureatai, matematikai, fizikai ir galiausiai peraugo į šiaip gravitacijos tyrimus ir čia, aišku, reikia pasakyti, kad mes dar mokslinė bendruomenė nėra iki galo išsiaiškinus kas yra ta gravitacija ir čia šitas dalykas
kaip čia pasakant, tam giliam fundamentalios fizikos lygmenyje dar tebevyksta įvairios gilios diskusijos, kaip ten tą gravitaciją apibrėžti. Bet šitoj vietoj grįžtame, aišku, čia per toli galima nukeliauti. Ar iš tikro egzistuoja tokie dalykai, na, būtų labai sunku to patikėti, bet žmogus taip liudija. Ir kaip jau minėjau, dar sultingesnė yra ten ta antra laiško dalis, nes ten gali būti ir tikri jo tie šitie liudijimai apie galimus karo nusikaltimus 2019 metais, bombarduojant ten Afganistane, ten toj provincijai, nes tuo metu tai iš tikro vyko ir ten buvo šurmulys ir jungtinėse tautose ir šitoje vietoje, aš manau, ta istorija nesibaigs ir bus daugiau tyrimų. Na ir iš tikrųjų keista istorija, tas žmogus akivaizdžiai, pagal vėlgi tas žmogus, kuris neva tai įvykdė šitą teroro aktą, kuris, na, vėlgi dabar grįžtame tuos keistus faktus, kad tas teroro aktas kaip teroro aktas jis buvo nevykęs ir galiausiai tai patvirtina, na, tai, kad jo pasirinktas tas Cybertruckas tikrai nepadėjo padidinti, o kaip tik padėjo sumažinti žalą to sprogimo, kaip ir, na, toksai pakankamai kaip po tokios specializacijos ir profilio žmogui primityvus sprogmuo, tai yra net nesprogmuo, tiesiog, na, dujų balionai ir šitą fejerverkai, na, iš tikrųjų, kaip žaliai beretai atrodytų tikrai kažką galėjo įmantresnio surekst, sumontuot, na, bet gal ant greitųjų. Ir tas keistas nenusižudymas ir tame pačiame podcast'e Šono Ryano su Semu Šiumeiku, kuris kontaktavo paskutiniam dienom, buvo ten vystomos teorijos, kad galbūt ten tas žmogus, kuris nusišovė, ar tai buvo nušautas tame automobilyje ir kuris vienintelis buvo žuvęs, žmogus dar kažkiek buvo sužeistų, bet kuris vienintelis žuvo šito incidento metu, galbūt tai nėra pats Matthew Livelsbergeris, gal jis šiaip įdėjo kokį lavoną, gal jis nori pasislėpti, velnės ten žino, nes tas pats Semas Šiumeikas, tai yra tame podcast'e sakė, kad po jau to sprogimo jis pamatė, kad tas signal numeris, tai yra tos aplikacijos encryptintos, per kurią jis kalbėjo su tuo Matthew, kad tas signal numeris buvo pakeistas ir vėlgi, na, galima darys spėjimą, galbūt čia spec tarnybos, o galbūt pats tas Matthew Livelsbergeris ten ne pats žuvo automobilyje. Čia bus tų spekulacijų, iš tikrųjų istorija labai paini, sudėtinga ir visos tos rezonansinės šiuo metu temos, dronai rytų pakrantėje, antigravitacija, čia sakau tokia sultingiausia, galbūt visi karo nusikaltimai 2019 ir bandymai juos nuslėpti. Aš čia nesimsiu daryti visų, na ir aišku, dar tos negalimos sąsajos su kitų New Orleano teroro akto vykdytojų, nors čia tikrai kažkaip išskyrus tai, kad įvyko tą pačią dieną, nu, visa kita atrodo sunkiai ten ideologiškai nesutampa ISIS ir islamizmas su tuo. Čia iš tų tokių išvadų, aišku, galima būtų pasakyti, kad čia labai gali šitie incidentai labai gali būti susijęs su nominacijomis Trumpo paskirimo, ypač ten nacionalinio saugumo srityje, ne, šito ar gynybos departamento vadovu bus paskirtas Petas Heksetas, nes jis yra kaip žmogus pagarsėjęs tuo, kad gina JAV veteranus visokiomis aplinkybėmis ir čia jam galbūt sunku pasakyti, ar į naudą. Čia, aišku, atgaivins šitie incidentai, tas diskusijas apie tai, kas darosi su JAV karinių pajėgų veteranais, kad jie išprotėja, kad jie imasi tokių visokių drastiškų veiksmų. Tai čia Petui Heksetui tokia naujiena. Čia taipogi Tulsi Gabbard, kuri turėtų irgi sunkus jos bus patvirtinimas toj pozicijoje, tai yra National
intelligence ta visų tarnybų koordinatorė. Na, iš tikrųjų, čia akivaizdžiai bus politinių pasiekmių ir gali būti ir susijęs su šitais politiniais procesais ir, kaip ir minėjau, Amerikoje dabar viskas labai keistai rutuliojasi ir šitą istoriją mes seksime toliau, nes čia tebe nėra karšta ir aš irgi visų faktų nežinau ir aš labai bijau daryti kažkokias tai kategoriškas išvadas, nes čia galima daug ką išvelgti. Čia jeigu įjungus tą konspirologinį režimą, tai čia galima bet ką tvirtinti ir kad ir ta pusė čia galėjo organizuoti. Iš tikrųjų, Amerikoje dabar dalykai vyksta karšti, čia dar aišku galima pridėti ten aš jau šiandien nesiplėsiu tą nužudimą, nors aišku čia kitos sritis, bet tą nužudimą buvusio United Health Corporation CEO vidury baltos dienos New York'e. Čia labai keisti procesai iš tikro vyksta Jungtinėse valstijose, bet dabar pereinam prie antros temos.